Jei esate tikras kino mylėtojas, tikrai esate girdėję apie True Romance. Šis 2023 metų filmas pasakoja aistringą meilės istoriją tarp Clarence'o ir Alabamos. Filmą parašė Quentin Tarantino, režisavo Tony Scott, o jame vaidina tokios žvaigždės kaip Christian Slater, Patricia Arquette, Brad Pitt ir Gary Oldman. Tikra svajonių komanda. Kaip ir kiti ankstyvieji Tarantino darbai, True Romance nebuvo iš karto sėkmingas kino teatruose. Bet Roma irgi nebuvo pastatyta per vieną dieną. Tačiau aštrūs filmo dialogai ir įsimenantys personažai pamažu užkariavo tiek kritikų, tiek žiūrovų širdis. Scotto režisūrinis talentas, kartu su unikaliu Tarantino pasakojimo stiliumi, sukūrė išties ypatingą filmo patirtį. Ypač scena tarp Dennis Hopper ir Christopher Walken yra tikras šedevras, vertas vietos kino istorijoje. Scena, kurios niekada nepamiršite. Ir žinoma, negalime pamiršti fantastiško Gary Oldmano pasirodymo kaip Drexel Spivey. Nepaisant sunkios pradžios, True Romance tapo kultiniu 90-ųjų filmu. Šis filmas yra įrodymas, kad kartais reikia laiko įvertinti šedevrą. Kaip ir gerą puodelį arbatos, jam reikia leisti atskleisti visą savo skonį.